Sveiki visi. Labą. Sveiki. Labą. Šiandien trumpai pasidalinsim, kodėl svarbu ar tikslinga yra kurti per save, skleisti savo kūrybinį potencialą. Ką mes per tai atrandame savyje, išlaisviname savyje, kai pačios kūrėme, pasitikime tą mintimi, pajaučiame ir imateriname. Kas norit pradėti? Galiu aš. Man potencialas kaip ir būtent kūrybinis, jisai yra kaip įrankis sielos misijos išsipildymui. Eina per šitą daugiau liniją. Ir jeigu tu jos nepildai, tai tada arba tu prarandi tam tikrus, ne kanalus, bet duotybės, kurios buvo duotos tam, kad tu išpildytum savo paskirtį. Nes tam yra suteiktos visos aplinkybės ir gabumai duota, ir, kaip sakau, kai mes sakom dažniausiai Dievo dovanos, tai jos, jeigu yra nenaudojamos, jos pranyksta elementariai. Ir jeigu tu atei su sielo savo misiją, tai ją reikėtų ir vykdyti. Kokia jinai, tai yra kitas klausimas, bet kai tu jau ją apčiuopi ir jau žinai ir pajunti, jinai pradeda tavyje kirbėti. Ir kai pradeda jinai tavyje kirbėti, jinai nori išsiskleisti. Ir va tas potencialas ir yra, kiek tu gali išskleisti jį, kiek tu gali pritraukti ir skleisti to magnetizmo šitos visos srities, kurią tu nori vystyti. Nes kuo tu labiau ją vystai, tuo didesnis laukas formuojasi ir tuo daugiau jinai įtakoja aplinką ir tave. Man kažkaip va taip. Sutinku. Jo, ir aš taip irgi panašiai suvokiu, kad tada išsiskleidžia mūsų visi tie gebėjimai, kaip sako, vidiniai gebėjimai, mūsų talentai, kai tu kažką, tu gauni mintį, pasitiki ją, tau dar nedrasu, bet tu vis tiek tai pajauti savyje, kad tai yra tau tikslinga. Ir tu tai darai su tuo tokiu lengvumu, pasitikėjimu. Pradžiai tas toks netvirtas pasitikėjimas, ta nedrąsa, bet tu tiesiog nepririši tos savo kūrybos ir prie rezultato, kad aš darydama tą veiklą, kažką veikdama, būtinai turiu uždirbti tiek ir tiek, pritraukti, nes tais lūkesčiais irgi apribojame tą savo tokią laisvą kūrybą. O kai tiesiog kuri per tą lengvumą, tokį pasitikėjimą, ir viskas taip lengvai ateina žmonės, tie, kurie tau yra reikalingi, irgi vieni priima mintį, kiti tą išskleidžia tą mintį materijoje geriau, visokių irgi tų yra bendrystės iš tikrųjų kūrybinių tų dalykų dar. Ko irgi čia toks irgi nežinomybės kelias, kai tu nežinai dar visko, bet tiesiog pasitiki ir eini juo ir irgi tada labai lengvai viskas įsimaterina toj materijoje ir atrandi, kas tai tau iš tikrųjų, kaip dabar supratau, kad tu tada kuri per aukštesnius tos savo sąmonės lygmenis tame lengvume. Ir tu pats keitiesi savo viduje, vien kad savyje išlaisvini visokius senus įsitikinimus, apriboji visokius senas tas programas, ko aš negaliu, bijau. Save išlaisvini per tą kūrybiškumą, savo tą vidinę ašį, kaip sakau, nuo tų visų baimių, nepasitikėjimų ir senų dalykų. Ir leidi laisvai tekėti tai energijai ir jinai yra tada iš aukštesnių lygmenų ir tas lengvumas ateina ir iš išorės lygiai toks pats, kaip per save tame lengvume kūrėme, tai pritraukiame ir išorėje, tą viską lengvai įsimaterina. Tikrai Taip, taip. nes tuo metu tu ir esi tas lengvumas, tu ir esi tas
kuriantis šaltinis, nes per tave tuo metu ir eina ta pati, pati didžiausia ir gražiausia esanti kūrybinė energija. Ir aš, pavyzdžiui, ilgą laiką nejaučiau jokio malonumo ar įdomumo, kad ką aš noriu gyvenime veikti. Pavyzdžiui, aš tiksliai nežinojau, ką aš noriu studijuoti, ko aš noriu dirbti, ko aš, va, kaip kiti jau, pavyzdžiui, jauni būdami žino, kas jiems įdomu, ką jie nori, kokią karjerą daryti. Aš tiesiog ėjau gyvenime, ieškojau, nežinojau kas ir kai vat, tokiam jau savo amžiuje vėlesniam aptikau savyje vidinę savo galę, kai aš suvokiau, kad yra didžiulė, didžiulė gelmė mumise, man pasidarė taip įdomu ir mane tai tiesiog, nu, įtraukė tiesiog ten ir viskas. Aš žinau, kad man tai įdomu, aš tai darau ir man tai gaunasi ir tai visada kažkas naujo ir, nu, man yra prasmė tiesiog visą tai patirti. Patirti, o kai aš patiriu, savaime, ta energija, kurią aš per save perleidžiu, aukščiausia šaltinio energija, kai aš ją patiriu čia ir dabar, tai jinai ir materina savaime. Tai yra, visi procesai praktiškai čia vyksta vienu metu per mus. Mes ją patiriam ir mes ją įmaterinam. Ir tai pačioms mums, vat, iš patirties sakau, yra tiesiog įdomu, įtraukia ir traukia ir tuo pačiu žinau, kad ir kitiems aplink mane tai duoda išsiplėtimą, duoda irgi naudą mums visiems. Tai čia, kaip žinot, tas populiarus turbūt palyginimas, kaip organizme esanti ląstelė, jinai graži, jinai sveika, jinai švyti ir aplink ją taip pat pradeda kitos ląstelės taip pat pakartoti tą pačią vibraciją. Tai man tame yra prasmė, esmė ir tiesiog pačiai didžiausias įdomumas ir malonumas kurti tokį naujumą, nes dar nėra labai daug aplink mus žmonių, gebančių išjausti ir perleisti per save aukščiausią dievišką energiją. Ir džiaugiuosi, kad vis daugiau tokių žmonių yra ir vis daugiau domisi, jaučia ir mes jau galim drąsiai apie tai kalbėti ir tai daryti ir burtis jau va kiek mūsų daug. Jau 4 esame. Aš irgi paantrinsiu tau, Kristina, dėl to, kai aš irgi nežinau, ką aš noriu veikti, kai būdavo kiti žmonės turi tikslus, ten norus, kažką nori veikti, kažko siekti, aš atsimenu tokia buvau, kur irgi nežinojau. Ir būtent tuo metu, kai toksai, tu duodi tokią intenciją, kad tu kaip ir nežinai, bet norėtum save išreikšti, ateina žmonės, ateina kažkokios situacijos, per ką tu būtent ir save paleidi. Ir man, pavyzdžiui, tas yra savęs išraiška, tai netgi prilyginčiau taip kaip ir laimėje, ne? Jautiesi laimingas, kai darai tai, kas tau patinka, ką tu gali duoti ir tu jauti tą prasme tame, kad tu daliniesi tuo dalyku ir būtent ir pats kaip ir būna tokių, kad duoda impulsą, kad tu kažkaip kaip ir nori daryti tos dalykus, bet šiek tiek ir bijai, nes nežinai, kas bus, bet eini ir darai ir va, tas naujumas tavyje ir atsiranda per tą perlipimą tokį kaip ir ėjimą į tą naujumą. Taip, ir kas norite patirti su mumis naujumą, kviečiame kovo 8-9 dienomis į stovyklą. Dovana savo naujai, kad ir jūs savyje naujo patirtumėt, būnant su mumis toje bendrystėje. Ir kviečiame, dar yra vietų. Taip. Labai laukiu. džiaugsimės galėdamos pasidalinti. Laukiam susitikimo. Iki.